Labdienėlį publik, nu takų, vėliek esam čia, gavom Lietuvos, bet kaip sakau, mes esam žemaitai, mum visišką paėbatį. Taip, kad lekam darbautis, o jum gerų žiūrėjom. Greičiausiai klausat, kodėl nepasėmiau kokį perforatorių. Kaip matot, ir belikiai grūzų, kad būtum pliki pamatą, tada nuvaryčiau, išsinuomočiau kokią vieną, dviem dienom porfą, išdaužytumėm ir viskas. Bet kadangi belikiai grūzų, vienu metu įkasame, pilam tų patį iš tos pačios krūvos, tai realiai neapsimok ir jo labiau pamatinė keits pagrindė akmenys, juk armatūrų, sens betons, daugiau smėlių priemaišas ir realiai minkštas. Daudį skils. Tai tiek žinių. Dabar jaučiu, dasikasim iki pečiaus. Prie pečiaus ir davėjas toks kvadratinis šudėlis, katru užsipėsiu šiandien daužyti. Bet niek, teik belek jau čia. O šitas stau pečius, paskutinis kvadrats. Šveina ir išpelts kart su pamatu. Tai jaučiu biškiu užsiknesam, nes kaip iškasėm žemiau lygia sulik pamatą apačiai ir... Tai realiai teiki belek čia. Tas mažas blokėlis, į tas kvadratas labiausiai užpės. Dabar jaučiu pabaigsim pilį grūzą, užsivešam smėliaus, iššoksim pavalgyti. Po biškėlį aiškiai vis daros, nusimesam grūsus ant plėvelis, išsikaskam viskų, išdaužysam šitų ir sumesam nafig. Ir vėliau matysim, kur darysim su tu, jeigu ant nelabai eis, nes čia šitas atskira gabalas išeis, tas į kartų pasiruot supilt. Matus nesimat. Tai žodžiu bus lygiai toks pat kaip ten, kad buvau tai laiptą, tai matysim, bet jeigu senesnis betons, nes turėtum normaliai eiti. Tai dabar susimetam grūzus, pradedam kast, išdaužom atgal, smėlį, всё. Tefo, pramušom iš vis, ištraukiam laukan šitas blokėlį, biškapdžius, slaba taškos kapdaužį. Ir nukabinsam dabar jau всё, jaučiu šiandien pabaigsam, paliksam tų kvadratų. Nežinau, pabandysiu, ryto bus šeštadienis, pabandysiu padaužyti, jeigu labai neis, nes ant pelns, man atrodo, gal pasiims porf, gal susišaudys iš kažkur. Bus greičiau. Bet apie darbūnamės. Pailsam. Pakasam. Buvau biški Lietuvos, tai vandens atsirado biški, bet nieko baisaus. Dabar jau kaip esam labai didelį plotiškasį, tai čia realiai zaibys dabar. Visur ir vandenio kur subėgti, nes akmiau smėlis visur ant gal normaliai išsivaikščiat, nes tai prieš tą molis buvau, tai sumolti katastrofai. Po biškėlį pabaig. Šiandien jaučiu rytoj jau bus realiai всё. Jaučiu sekmadienį, kadangi negal darbautis, ne? Tiem, kas eina bažnyčiai. Bet ką aš neeinu, tai man dzin. Greičiausiai nešam plytus, pasiims gal dar kažko. Kokį vak ant ledų užsidirbti. Ir всё. Nežinau, kada tu toks bija, kam. Seną mokyklą baigiau, bet nebeatsimenu, kada buvo. Vasar, man atrodo, ne? Kada birželį, gegužį. Nebeatsimenu. Žodžiu, varau toliau dirbti.
Nu tą kūn, nežinau, čia kiek 5 kokius. Baigiam, kasėm darbus. Žemių, įmoliaus, belė kiek. Nežinau, čia vien mašins užteks. Arba gaus atvažiau tas didys savivartį, kur ten telp 30 keli kubą, kiek ten. Ir išsivežti, nu, tavo, teiki žinių. Palikau tenas, kur buvau pečiaus kvadratas toks didelis. Tai bandysiu ryto, jeigu senuką turės, pasiims perforatorių. Pizdu mat, nes nafik ten toj kub daužyti. Kapansys turs, ant nikap nejud, neband lankstytis, tai kap į akmenį, daužai viskas. Tai ką nesidaužyti, simsom, kokį valandėlį į nebliks. Tiek į žinių, baigės kasimą, lekam numiai, paliek visokį grūzą didelį, tai ryto, jaučiu, ryto pasiimsiu daku nors, padės per plytų panešiuoti į krūvą. Всё, tiek žinių. Dėkui, kad žiūrėjot. Spaudžiam like, jeigu patik, ir iki kart.